Pasaka mažiesiems. Vytautas V. Landsbergis. Dominykas dvasių karalystėje. Pirma dalis. Karštadienis. Buvo šilta vidurvasario diena, tokia pat kaip tūkstančiai kitų vasaros dienų. Naktį švelniai nulijo, o rytą saulė išvaikė debesis ir puolė spiginti žemėn, išjiepusi meilius, auksinius dantis. Apie vidudienį visos pievų gėlės jau alpo geibo nuo karščių, vėdavosi lapeliais ir šnabždėjo iš paskutiniųjų. Bent vėjelis koks galėtų pūstelti. Gandras Alfonsas ir tas blaškėsi papieviais, skeričiodamas nukarusiais juodbalčiais skvernais, ieškodamas gaivesnės ūksmės, kur nepasiektų kaitrusis saulės šypsnis. Suradęs pavėsį vis tiek nenurimo, stypsojo ant vienos kojos ir kaleno snapu nepatenkintas. Regis nebereikės nei į Afriką skristi. Pati atskridamas mus, kad jie kur zebras. Ežiukas irgi puškėjo pusgyvis, pasislėpęs po išvirtusios pušies šaknėmis. O geriausiai jautėsi kurmis Andžėjus Andriulis. Jis prasmego skradžiai žemę, ten, kur sroveno šalti požeminiai šaltiniai ir kniurkė savo į ūsą. Man nei šilta, nei šalta, ne taip kaip kitiems. Pieva aplink ąžuolą atrodė tarsi išmirusi, tik vienas vienintelis baltas gyvūnas šnopuodamas lakstė nuo ąžuolo prie upelio, nuo upelio prie ąžuolo. Kas jis? Atspėjote. Taip, tai arklys Dominykas. Uždusęs ir sukaitęs jis laistė savo svajonę rugiagėlę, kad tik mylimoji neperkaistų ar nenugeibtų. Bet kad ir kaip stengėsi, gaivus girimėlis vos išlietas kaip mat išdžiūdavo, išgaruodavo, o į žemę susigerdavo tik keli maži lašeliai. Nustėrusi rugiagėlė aiktelėdavo ir puldavo maldauti. Ak, brangusis, nespėjau nė paragauti, gal atneštum dar? Dominykas ir lakstė. Nulekė, parlekė, palieja ir stovi kurį laiką šalia mėlynžiedės užstodamas skaidrėje saulę. Alsuoja liežuvį nukoręs, o rugiagėlė ir vėl šlama virkauja savo gailiu balseliu. Dominykai, dievuži, tuo į šieną pavirsiu, gal galėtum atnešti dar keletą gurkšnelių? Tu jau palauk truputį, sekundę atsipūsiu. Betgi tu žvėriškai stiprus. Kurgi dings Dominykas? Atsikvėpė ir vėl prie upelio. Galų gale saulutė pavargo žaisti afrikietiškus žaidimus, nusižiovavo ir ėmė leistis už miško, nirnėdama po nosim. Taip karštai jos myliu, o jie regis visai nesidžiaugia. Kągi, ryt patikėsiu ir savo jausmus išliesiu dar karščiau. Pajutęs vakaro vėsą, aprimo ir arklys Dominykas. Na, kaip brangioji, neištiko saulės smūgis? Paklausė pasilenkęs. Ne, brangusis, nuramino bičiulį mėlynžiedė. Priešingai, šiandien jaučiuosi gerokai ūgtelėjusi ir net sustiprėjusi, tu taip mane prilaisti, net kaitra neišvargino, argi negražiai blizga mano lapeliai. Ir atkišo gležną rankelę. Arklys nė nesuprato, ar uostyti, ar bučiuoti. Palenkė galvą ir dėl viso ko atliko abi malonias pareigas. Ir pauostė, ir pabučiavo. Atrodo išties puikiai. Dominykas apsidairė ir pamatęs pievoje daugybę nudžiuvusių ramunių bei jonažolio atsiduso. Gaila, visų palaistyti nespėjau. Einu upelį nusiprausti, nesukaitau kaip koks kazlėkas. Pridūrė ir nukinkavo prie upelio. Pukštelėjęs vandenin Dominykas išgąsdino varles ir nėrė upės dugnan. Vardant gandro ir lydekos. Persižegnojo dramblota, užsimerkė ir niurkt draugužiai iš paskos. Nerdama netyčia praplėšė akis ir priešai save išvydo išsiviepusi arklio Dominyko snukį. Šis baltas meteoritas kažką man primena. Išnėrusi į paviršių ėmė šaukti drauges. Nebijokit, kvankos, čiagi mūsų Dominykas maudosi. Džiaugės, kad esi arklys, o ne koks meteoritas. Į baltą arklio ausį burptelėjo makabrėlė. O tai kad sperčiau į dantis. Betgi meteoritai dantų tai neturi, prunkštelėjo tas. Apsidžiaugė kvaksės, bičiulio sulaukusios ir tuoj aplink jį suplaukė. O štai, kad išgąsdinai, turėsi panešioti. Gerai, tai šokit ant nugaros, kinktelėjo baltasis padūkelis. Paspartuosime prieš miegą. Tik strykti iš upės ir pasileido kaip patrakės. Taip ir nubildėjo apkibęs varlėmis. Lėkė vakarėjančiais papieviais, šoliavo ūkanotom pakrūmim, o varlės kvykė, pypė, akis vartė.
ir stipriai laikėsi įsitvėrusios arklio Dominyko karčių, kad kartais nenudriptų. Tik viena gabutė netyčia ėmė ir apsižioplino. O buvo taip. Dominikai, sukime į kitą pusę. Kažika sumaščiusi sušuko žalioji važnyčiotoja. Kur sukti? Neišgirdo Dominikas. Ten. Gabutė iškėlė letiną ir parodė kvarktelėdama. Varom į varų restoraną, į pelkę. Supratau. Dominikas staigiai pasisuko pelkių link greičio nė nestabdydamas. Bet gabutė neišlaikė pusiausvyros, sumojo letenėlėm, pliumpt ir nubildėjo dilgėlynan. Visą šoną išsidilgino, bet baisiausia, kad nei Dominikas, nei varlės to nepastebėjo. Nukūrė savo lyg niekur nieko. Teko gabutė vieną iššokuot namučio. Aleta išlėbas koinas negalėjo sustoti. Nirnėjo peripikusi varlė, kasydamasi nudilgintus šonus. Aletai gerai, kad krisdama bent akių neišsibadžiau. Aletai nesmagu, kad išsidilginau. Išbėrė dabar it kokią rupūžę, kad jiems pilvo susuktų tame šlikščiame vorų restorane. O Dominikas su varlėm aplankė savo draugelius vorus kryžiuočius, gyvenančius netolimam pelkių eglyne. Atbildėjo ir išsidrėbė ant minkštų restorano samanų. Arklys tuoj užsisakė pienių ir dilgėlių salotų, musių kojelių užkepėlės. Nežinau, ar užtenkamai musių šiandieną pakliuvo į mūsų tinklus, ar pakaks visoms varlėms, nuogastavo vorų kryžiuočio restorano vadovas baronas von Kombikormas. Jei ką galime pridėti, žiogų? Vardan gandro, įsižiebė Dramblota. Tik ne žiogų, mano jų bloga, net pažaliuoju visą. Taigi, tu ir taip žalia, lyg tarp kitko sumurmėjo Nataša. Tai gal sliekų? Pasiūlė paslaugusis Kombikormas. Na, jeigu tik tai neriebus, jeigu turite dietinio. Rasime, ponė, jums tikrai rasime. Kol baronas von Kombikormas su padėjėjais gamino vakarienę, arklys Dominikas su varvlėm dūko ir linksminosi toliau. Žaidėsi liepines, mešką, voratinklyje, šoko kvaksinę ir šlipsiuką, mėgstamiausius varlių šokius. Tai prasidūko, kad prisilakstė, kol pasigirdo virtuvės šefo pyragėlio von Kuskuso balsas. Mielieji, sėskite prie rasto, vakarienė jau paruošta. Apsilaižė Dominikas ir ėmė šlamšti mėgstamiausias savo salotas. O ko čia dar įdėta be pienių ir dilgėlių? Nustebęs padavėją pasišaukė Dominikas. Taip skanu ir trašku. Salotas paskaninam grybais, kurimis Andrelis netikėtai atnešė glėbį šviežių ūmėdžių ir kazlėko. Niekada nežinau, kad Andžėjus dirba jūsų restorane. Sumirksėjo arklys, kimšdamas salotas už abiejų žandų. Nedirba, tik kartais pristato maisto produktų kaip režys ar lapė. Puikus grybai. Apsilaižė viską sukirtęs Dominikas. Perduokit gerbiamam Andriuliui nuo manęs kuo didžiausią padėką. Na, varlės, ant nugaros, man jau laikas pas Rugiagėlę. Padėkojo ir varlės baronai von Kombikormui, atsiskaitė perlamotriniam geldelėm ir šoko ant arklio. O tas, kad pasileis šuoliais, tik aidas pamiškėj nudundėjo, akimirksniu grįžo prie ąžuolo ir prigulė šalia Rugiagėlės. Labukas brangioji, štai aš jau ir namie. Kurgi taip ilgai buvai? Sušnibždėjo Rugiagėlė. Išsimaudžiu, paskui su varlėm nulėkėm į restoraną, pavakarojom, prisikirtom saloto. Nagi galėjai bent perspėti. Nepyk, kitassyk būtinai perspėsiu. Mylimąją pabučiavo Dominikas ir, pajutęs skaitrios dienos nuovargį, saldžiai nusižiovavo. Dominikai, tu jau miegosi? Paputė žandus nepatenkintos varlės. Nenuneši mūsų lygi upės? Betgi jūs ir tengilės. Tuoj tik pasikalbus su Rugiagėle ir nunešu. Kaip laikaisi? Paklausė Rugiagėlė Dominikas. Ar nesušalai, ar neištroškai? Ne, dar nešalta, bet to vakarėjant ir tavo brangakmenis puikiai šildo. Tokia karšta vasara jis turbūt nelabai reikalingas, susimastė gėlytės saugotojas. Gal truputį net pavojingas, kad dieną neperkaistum, gal vertėtų iki rudens jį pakasti kur nors atokiau. Neišmanėlė, paryčiais, kai žemė sukausto ryto vėsais, taip maloniai šildo, nesutiko Mėlynžiedė, o ir ruduo netruks ateiti, palikime į ten, kur užkastas. Kai pasakysi, taip ir bus, linktelėjo galva Dominikas. Juk tu šios pievos karalienė. O ką veiksime dabar? Gal ditirambą prieš miegą arba lopšinę? Rugiagėlė regis atgavo gerą ūpą. Geras, ditirambas dar jokiai gėliai nėra vakarėlio pagadinės. Arklys papurtė karčius ir tuoj pat sueiliavo. Rugiagėlė jautri, graži kantri,
kas bus rytoj, kas bus poryt. Arklys palaistys ir paguos, o ji kvapu atsidėkos. Beveik neblogas, pagyrė Rugiagėlė. Tik antra eilutė nelabai. O tai kodėl nelabai, nesuprato Dominykas. Iš jos sklinda nerimas. Kas bus rytoj, kas bus poryt. Jokio čia nerimo, ginčijosi poetas. Paprasčiausias gyvenimiškas klausimas. Ne, gera poezija turi nuraminti, ypač vakare prieš miegą. Tuoj bus sutvarkyta, pasimuistė Dominykas ir sueiliavo iš naujo. Diena kaitri, gėlė kantri, poezija rami, arklys palaistys ir paguos, gėlė kvapo atsidėkos. Na pa, iškart geriau, nurimo Rugiagėlė. Pala, o apie mus neeilutės? Nepatenkintos sukurkė varlės ir Dominykui teko rimuoti dar kartą. Diena kaitri, gėlė kvapi, poezija rami, varlytės kurkė paupiuos, o aš visom žaviuos. Dabar jau paniro Rugiagėlė. Kodėl visom žaviuos? Dominykui ir vėl rūpestis. Diena kaitri, gėlė kvapi, poezija rami, varlytės kurkė paupiuos, o aš, Rugiagėlė, žaviuos. Galų gale, suplojo lapeliais mėlynžiedė. Puikus ditirambas. Na, patiem nuneši prie upės, ar ne? Pats pažadėjai. Dominykui jau sikvarktelėjo dramblotą ir to išsurapštė jam ant nugaros. Neatsiliko ir kitas išverstakis. Betgi Rugiagėlei bus liūdna, atsakė Dominykas akies krašteliu žvilgčiodamas į savo mėlynžiedę. Nebenoriu jos skaudinti. Nunešk jas, atlaidžiai nusišypsojo toji, o grįždamas ir man vandens parneši, atsigersiu prieš miegą. Kur dings arklys? Pašoko, mostelėjo baltais skarčiais ir jau lėks, bet ūmai pajuto, kad viskas aplinkui sukasi. Ąžuolas, pieva, Rugiagėlė, debesis. Dominykas vos neparkrito. Ei, ko čia svirduliuoji? Ėmė klykti varlės. Gal šungrybių prisivalgiai? Atsiprašau, per staigiai pašokau, tai ir galva apsisuko. Numojo uodegą arklys ir ramiai nuspūdino upelio link. Pasakos tęsinys kitą dieną tuo pačiu metu.